Arktis. Tai daugiau nei 14 milijonų kvadratinių kilometrų sausumos, vandens ir ledo. Čia galima išvysti įspūdingiausius pasaulio kraštovaizdžius ir gyvūnus. Prasidėjus pavasariui, prasideda ir masinė migracija į šiaurę. Kelis mėnesius Arktyje knibžda gyvūnų. Čia jie maitinasi, poruojasi, augina jauniklius ir kovoja dėl išlikimo. Tačiau Arktis keičiasi. Klimatas šyla, ledas traukiasi. Trapiai gamtos pusiausvyrai kyla pavojus. Tai, kas čia vyksta, veikia mus visus. Arkties paslaptys. Kontrastų kraštas. Arktis apipinta legendomis ir mitais. Daug žmonių mano, kad čia tuščia dykynė, suledėjusi ir be gyvybės. Tačiau iš tiesų čia galima rasti daugybę augalų ir gyvūnų rūšių. Arktis apima visą sausumą ir vandenį į šiaurę nuo 66 lygiagretės, šiaurės poliaračio bei ribojasi su 8 tautomis. Arktis pasižymi 2 savybėmis – itin žemomis temperatūromis ir ilgomis dienomis bei naktimis. Didžiąją žiemos dalį, kai šiaurės pusrutulis 23 laipsniais pasisuka nuo saulės, Arktį gaubia tamsa. Šiaurės pusrutuliui pradėjus krypti saulės link, Arktyje prasideda pavasaris. Dienos ilgėja, kol galiausiai šviesu čia būna visą parą. Suviliota šiltų saulės spindulių, Hudsono įlankos vakarinėje pakrantėje iš žiemos guolio išlenda baltoji meška ir 2 jos jaunikliai. Jaunikliai gimė žiemą tarp lapkričio ir sausio. Kovą jie išlenda ieškoti maisto. Ilgos kelionės jauniklius išvargina. Tačiau mokydamiesi iš mamos išgyvenimo gudrybių, jie susipažįsta su aplinka. Pirmoji pamoka bus ruonio medžioklė. Mama ilgus mėnesius neėdė. Ji trokšta greičiau sumedžioti pirmąjį grobį. Ruoniai pagrindinis baltųjų lokių maistas, tačiau juos sunku pagauti. Ypač, kai iš paskos kulniuoja 2 maži kerėplos. Geriausias šansas – ruonio jauniklis. Netoli Grenlandijos krantų po ledo sluoksniu plaukioja didžiuliai besilaukiančių ruonių būriai. Grenlandiniai ruoniai gyvena tarp 2 pasaulių – viršutinio ir apatinio – ir yra puikiai prisitaikę prie abiejų.
Viename kvadratinėme kilometre jauniklius gali vesti net 2000 patelių. Ruonių jaunikliai yra vieni greičiausiai augančių žinduolių, mintantys 45% riebumo pienu. Gimęs jauniklis sveria apie 11 kg. Per 12 dienų jo svoris gali išaugti trigubai. Augti jis privalo greitai, nes vos gimęs yra labiausiai pažeidžiamas. Motinos visai dienai palieka jauniklius be priežiūros ir tik kartais grįžta pamaitinti. Balta spalva maskuoja, tačiau nuo akylo baltojo lokio ar lapės pasprukti būtų neįmanoma. Netrukus motina paliks jauniklį gyventi savarankiškai. Kol ruoniukas vartosi ant ledo, kraštovaizdis keičiasi. Arkties vandenyno ledynai tirpsta. Atskildami ledo gabalai sudrebina viską aplink. Kylant temperatūrai, vėjas ir bangos supliekia didžiulius ledo gabalus į krūvą. Kelių metrų storio ledas pakyla į orą. Ledas juda visoje Arktyje. Prasidėjus pavasariui prasideda ir vienas svarbiausių įvykių gamtos pasaulyje. Milijonų gyvūnų migracija į šiaurę. Šalta ir niūri Arktis tampa saulėtų prieglobsčiu, į kurį gyvūnai traukia dėl vešlios augalijos. Vedami pirminio instinkto, jie leidžiasi į sudėtingas 1000 kilometrų ilgio keliones. Kaip gyvūnai apskaičiuoja savo kelionę ir jos tikslų maršrutą, vis dar yra paslaptis. Šiauriniams elniams tenka viena ilgiausių sausumos žinduolių migracijų. Bandos kelionė gali būti daugiau nei 1500 km ilgio. Žiemą jie saugiai praleidžia Jukono miškų šiaurinėje dalyje. Artėjant pavasariui, šiauriniai elniai išsiruošia keliauti dar šiauriau. Jų kanopos mina šių migracijos kelių akmenis jau 1000 metų. Jie kerta vis dar žiemos surakintas kalnų perėjas. Brenda per upes ir risnoja lygumomis. Vis toliau ir toliau į atvirą tundrą. Bėgant kelionės savaitėms, sniegas ir ledas ištirpsta. Jų tikslas – pasiekti teritoriją šalia Arkties vandenyno, kuriuose veda jauniklius. Čia svarbu gerai apskaičiuoti laiką. Šiaurinių elnių patelės laukiasi kelionės metu, o jauniklius veda vos pasiekusios vietą.
Tikslą jos privalo pasiekti laiku, kad galėtų pasistiprinti pavasarinę žolę ir pumpurais. Beribė tundra tampa tūkstančių jauniklių namais. Bandoje gyvenančios patelės veda jauniklius viena po kitos. Naujagimiai pradeda vaikščioti beveik iškart. Jie turi būti greiti, kad neatsiliktų nuo bandos. Mažylių laukia pavojingas gyvenimas. Beveik pusė jų miršta pirmaisiais metais, suserga, paskęsta, būna apleidžiami, tampa vilkų ar grizlių aukomis. Dangus netirštas nuo galybės paukščių, iš įvairiausių kampelių grįžtančių į savo vasaros namus. Storasnapiai narūnėliai žiemoja atvirose Šiaurės Atlanto jūrose. Gegužę jie leidžiasi į 2000 kilometrų kelionę atgal į gimtinę. Jų tikslas – stačios uolos esančios Kausto saloje Hudsono įlankoje. Čia lizdus suka daugiau nei 30 000 paukščių. Iki birželio uolos tarsi atgyja nuo daugybės paukščių klykavimų. Čia jie poruojasi ir augina jauniklius. Kelių savaičių laikotarpyje patelė padeda vieną kiaušinį. Jį šildo abu tėvai. Kai paukščiukas išsirita, juo rūpinasi pakaitomis. Mama tai daro dienos metu, tėtis naktimis. Aplink Kautso salą gausu maistingų menkių, kurios yra mėgstamiausias jauniklių maistas. Vasaras narūnėliai praleidžia ruošdami mažylius gyvenimui, kuriame svarbią vietą užima migracija. Toliau šiaurėje, Bafino salą supančiuose vandenyse, nuo Arkties ledynų atsilikę ledkalniai pradeda 3000 kilometrų kelionę. Per dieną, stumiami vėjo srovių ir bangų, pietų link jie nudreifuoja apie 10 kilometrų. Vos tik ledkalnis atsiskiria nuo ledyno, gamta pradeda savo darbą. Vėjas ir vanduo jį formuoja ir gludina. Atsiranda švelnios įdubos ir aštrūs kraštai. Tarp ledkalnių pasimaitinti atplaukia vienas didžiausių pasaulio žinduolių – grenlandinis banginis. Nardydami 155 metrų gylyje ir plačiai žiotais nasrais siurbdami planktoną.
Po vandeniu jie gali išbūti daugiau nei 40 minučių. Pastaraisiais metais į jų teritorijas įsibrovė plėšrūnės orkos. Orkos jaučiasi tarsi namuose visuose pasaulio vandenynuose. Tačiau įprastai taip toli šiaurėje jų nepamatysi, nes jos nėra itin gerai prisitaikiusios prie apledėjusių vandenų. Priešingai nei grenlandiniai banginiai, orkos turi už ledo kliūnančius didelius nugaros pelekus. Tačiau dėl klimato pokyčių pailgėjo periodai, kuomet Arktyje nėra ledo. Todėl orkos gali laisvai čia plaukioti, medžiodamos, žudydamos ir ėsdamos grenlandinius banginius. Orkų pagausėjimas Arkties vandenyne kelia grenlandiniams banginiams pavojų. Jie nykstanti rūšis. Kautso salą supančių vandenų dugne jūrų vėpliai ieško moliuskų ir vėžiagyvių. Kai nenardo, jie ilsisi ant ledo lyčių arba nedidelių salelių. Tačiau kaip ir grenlandinių banginių, jūrų vėplių pasaulis keičiasi. Pastaruosius 25 metus dėl kylančių temperatūrų pavasarį ledas atitirpsta vis anksčiau. Šis reiškinys daro įtaką Arkties gyvūnų gyvenimo būdui. Baltieji lokiai ant ledo lyčių medžioja ruonius, tačiau daug kur ledo visai nebeliko. Lokiams dėl maisto tenka plaukti toliau ir vis dažniau. Lokiai įpratę vasaromis pasninkauti, tačiau joms ilgėjant didėja ir alkis. Šis baltasis lokys padarys viską, kad numalšintų alkį. Jis pasiryžęs rizikuoti. Baltiesiems lokiams jūrų vėpliai kelia didelę grėsmę. Jų aštrios iltys gali mirtinai sužaloti. Retas reiškinys, kad baltasis lokys pultų suaugusį jūrų vėplį, o ypač jų koloniją. Prasidėjus chaosui, be priežiūros paliekamas jauniklis.
Baltieji lokiai puikūs medžiotojai. Tačiau keičiantis gyvenimo sąlygoms, jie privalo sugalvoti naujų būdų rasti maisto. Kai kurie yra tokioj nevilty, jog puola narūnėlių kolonijas. Labai daug pastangų dėl labai mažo kiekio baltymų, kelių kaulelių ir plunksnų. Tačiau tikriausiai verta, nes pastaraisiais metais baltieji lokiai išskerdė trečdalį šios kolonijos. Jaunikliai mokosi iš motinų, tad dabar lokiai sugrįžta čia kasmet. Arktyje pats vasaros įkarštis. Saulė aukštai danguje. Diena trunka visą parą. Sužydėjus krūmams ir augalams. Gyvūnai skuba tuo pasinaudoti ir godžiai prisėsti. Ungavos įlankos pakrantėse, kaip ir daugybę metų prieš tai, vasaros ritmu gyvena avijaučiai. Čia jie augina jauniklius ir kaupia riebalus. Avijaučiai čia gyveno jau tada, kai po pasaulį klajojo mamutai ir kardadančiai tigrai. Jų jau nebėra, tačiau avijautis vis dar čia. Banda lėtai juda tundra. Avijaučiai tai daro jau tūkstančius metų. Pavasarį gimę jaunikliai kramsnoja žolę ir žaidžia. Mamos juos akylai prižiūrės dar ilgiau nei metus. Nors jie jau maitinasi žolė ir lapais, vis dar geria mamos pieną. Avijaučiai puikiai prisitaikė prie šio atšiauraus krašto. Jų biologinis ritmas kinta kartu su sezonais. Organizmas kaupia energiją žiemai. Be to nėra šiltesnės vilnos nei ta, kuri dengia jų kūnus. Grizliai klajodavo po Šiaurės Ameriką. Tačiau medžioklė ir jų gyvenamųjų plotų naikinimas atvijo juos į šį laukinį kraštą. Dabar grizlių galima rasti visoje Arkties žemyninėje dalyje, nuo šiaurėje esančių miškų iki tundros ir Arkties vandenyno krantų. Grizliai gali misti beveik viskuo, ką šis kraštas turi pasiūlyti. Šią patelę Jukono šiaurinėje pakrantėje mama išmokė, kur ieškoti moliuskų. Dabar ji perduoda šią žinią savo jaunikliams. Jie to nesupranta, tačiau viskas, ką ji daro, yra svarbi gyvenimo pamoka, galinti padėti išgyventi. Šis patinas bando užkariauti rujojančią patelę. Sekiodamas iš paskos, jos dėmesio jis siekia jau kelias dienas. Ji pasiruošusi poruotis.
Išvargęs nuo pastangų, jis užsnūsta tundroje. Šis plėšrūnas yra mitybos grandinės viršuje. Jam nėra ko bijoti, todėl gali ilsėtis, kur užsimanęs. Jautri klausa ir uoslė, net ir kiečiausio miego metu kaip mat įspėja apie pasikeitimus aplinkoje. Tundra puikuojasi vasaros sužadintą žalumą. Vėjyje linguoja gėlės ir švyliai. Kalvos nuspalvintos gauromečių pievomis. Tundra slenka šiaurinių elnių bandos. Šį pavasarį gimę jaunikliai beveik savarankiški, jau rupšnoja žolę ir viksvas. Šylančiuose Makenzio upės deltos ežeruose ir kalnuose veisiasi vieni nuožmiausių Arkties sutvėrimų. Moskitai yra nenuginčijami arktinės vasaros valdovai. Stovinčio vandens tvenkiniuose gausu moskitų lervų. Jos kabo žemyn galvą, misdamos mikroorganizmais. Lervos virsta lėliukėmis, o lėliukės suaugėliais, kurie tupi ant vandens paviršiaus, laukdami, kol sutvirties kūnas. Reikia sulaukti, kol išdžius ir įsiskleis sparneliai. Arkties temperatūroms kylant dvigubai greičiau nei kur kitur, tundros ežerai ir tvenkiniai atitirpsta keliomis savaitėmis anksčiau. Taigi moskitai šį sezoną taip pat ankstyvi. Jie puola ištisas šiaurinių elnių bandas, o šie jų vengdami bėga slėptis į snieguotas vietovės ir vėjuotas viršukalnes. Tačiau kuo ilgiau jie bėga nuo vabzdžių, tuo trumpiau maitinasi. Per dieną moskitai gali išsiurbti pusę litro elnio kraujo. Jaunikliams tai gali baigtis mirtimi. Augalai kiek galėdami naudojasi vasarišku oru. Augalija puikiai prisitaikiusi prie atšiaurių Arkties sąlygų. Trumpos įsikerausios šaknys tvirtai įsikibusios į skurdžią žemę. Nepaisant mažo ūgio, kai kuriems medžiams jau ne 100 metų. Žemaūgiai medžiai ir augalai prisitaikė prie sudėtingų sąlygų. Jie turi krūvą strategijų, kaip ištverti šaltį. Plaukuoti stiebeliai ir stori nedideli lapai puikiai išlaiko drėgmę. Kerpės prisitaikė augti ant plikų akmenų. Kerpės labai svarbus šiaurinių elnių maistas. Jie yra vieninteliai gyvūnai gebantys suvirškinti šį pluoštinį augalą. Tačiau klimato pokyčiai kelia jam pavojų. Dėl vis šiltesnių temperatūrų krūmai traukiasi šiaurėn, taip užimdami kerpių vietą. Sniegą keičia stingdantis lietus, po kurio likusios kerpės pasidengia storų ledo sluoksniu. Tačiau šiauriniai elniai lieka be maisto.
Per pastaruosius 30 metų šiaurinių elnių populiacija Arktyje sumažėjo beveik 60%. Vasarai baigiantis, Žemė išaugina paskutinės savo dovanas. Mėlynes, spanguoles ir tekšes. Baltasis tetervinas mėgaujasi vasaros gėrybėmis. Besikeičianti plunksnų spalva pranašauja apie artėjančią žiemą. Vasarą plunksnos būna rudos, o žiemą baltos, kad paslėptų paukštį nuo plėšrūnų. Dar tik rugsėjo pradžia, tačiau ruduo Arktyje prasideda anksti. Oras vėsta, žemę padengia šalna. Saulė nebekyla taip aukštai. Lapai keičia spalvą. Užšąla tvenkiniai. Žolę ir krūmynus padengia šerkšnas. Šešėliai ilgėja. Maždaug po mėnesio grizliai įsikas guolius ir užmigs žiemos miegu. Iki tol jie privalo prikaupti pakankamai maisto atsargų. Šiaurinių elnių jaunikliams jau 4 mėnesiai. Jie pakankamai stiprūs pradėti pirmąją kelionę į pietus. Nors tikslas jiems nežinomas, instinktas eiti įrašytas jų DNR. Užaugo subrendusių šiaurinių elnių patinų ragai. Žiemą arba pavasarį jie nukris, tačiau dabar vaidina svarbų vaidmenį. Ragų dydis rodo patino vyriškumą ir dominavimą. Rujos metu prasideda kovos, kurių metu paaiškėja, kuris patinas yra vertas poruotis. Ruja prasideda bandai pradėjus kelionę į pietus. Judant patinai nebesižymi konkrečios teritorijos. Jie pasidaro itin agresyvūs ir savo dominavimą parodo trumpais nuožmiais protrūkiais. Silpnais patinais greitai atsikratoma. Dvi spalio savaitės alfa patinai turintys didžiausius ir tvirčiausius ragus dalyvauja kovose, kurių metu gali rimtai susižeisti. Raundas po raundo paaiškėja stipriausias. Nugalėtojas laimi teisę susiporuoti su didžiąja dalimi bandos patelių.
Dienoms trumpėjant ir orui šalant, paukščiai taip pat ruošiasi kelionė į pietus. Kautso saloje storasnapių narūnėlių kolonija gerokai padidėjo. Jaunikliai jau paaugę ir vos telpa ant atbrailų. Metas leistis į pirmąją savo kelionę įkandin tėvams. Šis jauniklis dar niekada neskraidė, bet instinktyviai žino, kad privalo šokti. Pirmą kartą gali nepavykti sklandžiai nutūpti, tačiau labai greitai vanduo tampa neatsiejamu. Narūnėliai žiemoja už 2000 kilometrų į pietryčius, Šiaurės Atlante. Dienos Arktyje trumpėja. Nuožmi žiema vis arčiau. Krantus skalauja potvyniai. Vandenynas ir temperatūra labai nepastovūs. Audros sustumia ledo lytis į įlankas. Prasideda didieji šalčiai. Iškrenta sniegas. Vėjas suneša snaiges į vientisą ledo kristalų antklodę. Ši antklodė slepia ir šildo smulkius žinduolius, gyvenančius prie žemės. Ji sulaiko žemės įskiriamą šilumą, nors virš jo šaltis jau beveik nepakeliamas. Šiaurės Jukono krūmynuose. Dėl tekančio vandens kai kurie upeliai neužšąla, nors ežerai, kuriuos jie įteka, jau seniai padengti ledu. Šiuos upelius puikiai žino vilkai ir ūdros, kurių pėdsakai įsibarstę tarp jų. Čia net ir silpna saulės šviesa pasiekia dugną, kur augalais, dumbliais ir bakterijomis minta įvairūs vabzdžiai, vėžiagyviai ir žuvys. Dienoms trumpėjant, ankstyvą popietę upelius apgaubė šešėliai. Iš aplinkinių ežerų atplaukę sykai ant žvirgždėto dugno deda ikrus. Nerštas trunka kelias savaites. Iš akmenėliuose paslėptų ikrų įsiris mailius ir šis upelis taps jo namais. Upelių žuvys dalinasi su nediduku vandeniniu strazdu, kuris gyvena Arktyje ištisus metus. Dauguma kitų jo dydžio paukščių jau seniai išskridę. Tačiau jis laikosi netoli savo mėgstamiausių upelių. Tai vienintelis Šiaurės Amerikos giesmininkas, visą savo laiką leidžiantis prie vandens.
Per minutę jis paneria iki 60 kartų. Sušalti ir sušlapti jam neleidžia vandeniui atsparus plunksnų kostiumas. Vandeninių strazduokių vokai neįprasti, juos dengia mažulytės plunksnos, tad paukščiui mirksint šmėkščioja balta spalva. Vandeninis strazdas minta vandens vabzdžiais, kurie padeda sušilti temperatūrai nukritus iki -50. Dienoms trumpėjant, Arktyje žiemoti likę gyvūnai nurimsta. Avijaučiai puikiai prisitaikė išgyventi alkį bei smarkias, stingdančias Arkties pūgas. Tačiau pastaraisiais metais jiems tenka kovoti su dar klastingesniu priešu nei arktinė žiema. Šylančios temperatūros paskatino parazito vadinamo avijaučių plaučių kirmėlę dauginimąsi. Jos užpuola plaučius ir susirgdo gyvūnus. Žiemas avijaučiai leidžia ten, kur sniego sluoksnis plonesnis. Jie nuolat rupšnoja augalus. Kadangi jų maistas nėra maistingas, jie stengiasi ėsti daug ir taupyti energiją kuo mažiau judant. Avijaučių medžiagų apykaita žiemą sulėtėja perpus. Gruodis. Pabalo beveik visos baltojo tetervino plunksnos, taip suliedamos jį su snieguota aplinka. Baltieji tetervinai glaudžiasi nuo vėjo nusisukusiuose šlaituose ir įprastai laikosi ten, kur auga arktiniai karklai, nes minta jų šakelėmis ir lapais. Kartais suprasti, kad jie čia gyvena, galima tik iš sniege paliktų pėdsakų. Šiaurės pusrutulyje vis tamsiau. Tačiau žiemos dangų nutvieskia kitokios šviesos. Aurora borealis, šiaurės pašvaistė. Arkties gyventojai prisitaikė prie besikeičiančių sezonų. Tačiau sulig kiekvienais metais oras vis labiau keičiasi. Vasaros ilgėja, temperatūros kyla, ledas traukiasi. Prie šių permainų gyvūnai gali nesugebėti prisitaikyti. Mes pakenkėme Arkčiai. Dabar svarbu atstatyti buvusią pusiausvyrą ir išsaugoti šį kontrastų kraštą.